Labas rytas. Kas ryte žiūri, galbūt vakare, tai labas vakaras. Jau yra antradienis ir ši savaitė yra labai trumpa. Rytoj nelabai aš turėsiu kada pasifilmuoti. Tai galvoju, šiandien įžangą nufilmuosiu, o pabaigą jau turbūt arba rytoj, arba ketvirtadienį ryte. Tiesiog jau įdėsiu į sumontuotą video. Va, jeigu manęs nepažįsti, esu Tija, mamos linijos ir mažųjų ritmų įkūrėja. Šitas video vlogas yra toks, kaip kažkam pasakau, toks labiau eksperimentas, toks viešas pasižadėjimas ir įrodymas, kaip viskas vyksta, ar pavyks, 52 savaičių iššūkį išsikėliau, nes, aišku, mama neturiu ką veikti. Ne, aišku, yra ką veikti, bet tiesiog man reikia kažkam prisiduoti, net nežinau, yra tinkamesnis žodis, bet dabar neatsiminsiu, pasakoti, ką turiu padaryti, tada galiu papasakoti, ar padariau, ar įvykdžiau ir panašiai. Tai per šias 52 savaitės turėčiau kardinaliai pakeisti savo ir savo šeimos gyvenimą. Ir ką nusprendžiau, tai, žodžiu, prie e-shop'o sustoti ir iš čia kažkaip uždirbti. Tai aš e-shop'ą jau iš tikrųjų sutvarkiau, padariau inventarizaciją. Yra ką jau ištryniau iš jo, kas neaktualu. Pavyzdžiui, mamų brančai vasarą nevyks, dėl rudens dar pasižiūrėsim. Tai teko užslėpti. Tai va, tai jeigu toliau einant, ką aš turėjau padaryti, tai naują vizualinę kryptį pasidariau. Kol kas tik vieną reelsą įkėliau į mažųjų ritmų. Pridėsiu čia QR kodą, galėsi pasižiūrėti, įvertinti, ar labai geras, ar prastas. Tuomet pabaigiau profilio auditą, tai highlightų coverus pakeičiau ir plus po truputį keliu kokias paslaugas teikiu. Turiu išsigryninti pagrindinės paslaugas, bus ir prekių, bet prekės bus merčas daugiau, nebent turėsiu kažkokių partnerių, kurie norės per mus kažką pardavinėti į temą. Va, o daugiau tai dirbu ties fundraisingu, kad padovanotume 4 mamoms po sesiją aiškumo ir krypties. Tai jos metu tiesiog padedu susidėlioti mintis ir pamatyti tą tokį pagrindinį tikslą, ties kurio galbūt norėtų dirbti mama. Ar moteris, nebūtinai mama, moteris. Atidariau fundraisingą, kol kas turim pirmosius 5 eurus, kas jau yra puikia pradžia. Ačiū anonimui, kuris skyrė juos. Dar iki tikslo liko surinkti 345 eurus. Tai tikiu, kad mums pavyks ir mes padovanosim visą bendruomenę. Ir taip pat, tai man reikia išsigryninti, kurias tiksliai noriu paslaugas. Ne tai, kad teikti, aš jas visas noriu teikti, bet laiko yra, kaip pasakyti, visko iškomunikuoti nepavyks. Vis tiek aš turiu išsirinkti, ką pagrindę komunikuosiu, ką galbūt antrų produktų, dėl trečio dar klausimus. Ir taip pat man reikia nuspręsti, per kur tai komunikuosiu, per kur pardavinėsiu. Kadangi tai paslaugos, tai nelabai išeina kiti e-shopai ir be to man reikia įsirašyti šitą dalyką, nes veiklos monetizacijos metu konsultacijose, kai man papasakoja apie savo veiklą, aišku, aš prieš tai dar pasižiūriu, kas per veikla, tai konsultacijos metu man tiesiog generuojasi idėjos, kur būtų galima dar ar įdėti prekę, ar komunikuoti paslaugą. Jau mažylis baigėsi savo kantrybę, taip. Tiesiog tai yra mano stiprybė ir tiesiog padedu pamatyti galimybės ten, kur
greičiausiai nepagalvojo žmogus, kuris užsiema ar e-prekybą, ar paslaugų teikimu. Va. Kaip ir minėjau, turiu dar 3 laisvas vietas birželio mėnesį, kiek čia jo liko. Tai jeigu kas, gali parašyti per mažųjų ritmų man. Ir kas daugiau, einu pas mažylį. Jau dabar reikia jam skirti dėmesį. Va, susimatysim. Tai palieku kol kas video vlogų, ką mes smagaus nuveikėm. Galbūt kils kokių idėjų. Tai va, tai kol kas tiek palieku ir susimatysim dar gale video. Ir ką pamiršau pasakyti, tai jeigu dar neprenumeruoji šio kanalo, tai kviečiu jį prenumeruoti, paspausti like po šio video ir pakomentuoti. Tai padėsi mums augti. Ir viskas. Tai kaip ir sakiau, kviečiu į video, ką mes nuveikėm per savaitę. Čia tik. Mūsų draugai. Doka. Žanolė. O kas tave traukia? Nori šitą pažiūrėti? Ne, šitą ne. Nori pažiūrėti šitą? Tai vieną šitą. Šitą nori 5 minučių istorijos? Mokėti. Čia. Nu, paduosi kartelę. Ir liks 11,55. Ai, šliužas. Tai. Pranešim tėčių naujieną. Tu į smeiką eisim pas tėtį, gerai? Liuks. Nu, atvažiavom į sodą. Žiūrinėjau, kur kokias erdves čia reikės padaryti. Tai net nežinau. Gal čia galvoju kokius krėslus kiaušinio formos, tiksliau pusės kiaušinio. Tada galbūt čia kino, tokią erdvę lauko kino padarysiu. Galėsiu tada sukviesti bendruomenę, tiek čia aplinkinę, tiek ir mūsų bendruomenę. Tada kažkur čia, galvoju, gal vaikų žaidimų erdvę padaryti. Ir irgi reikia pagalvoti, kur pavėsinę pastatyti. Kad jeigu lytų, pavyzdžiui, galėtume per kokį mamų brančą pasislėpti, jeigu netyčia lytų. O čia galvom, gal lauko virtuvėlę reikės padaryti, tai kažkur šalia ir turės būti pavėsinė. O gal čia tą žaidimų aikštutę? Tik reiks šitus išvežti. Ir aišku, tvorą pasistatyti. Dabar pamačiau, kad žydi paveldėtos gėlės ir galvoju,
Ar čia ne bijūnai? Labai primena bijūnus, bet mano žinios apie gėles truputėlį atsilieka. Va, kokios gražios. Tu gal džempariuką užsidėk, nes obaliukus. Geras. Obaliukai. Mėly tokie mažiukai dar. Tai žinai, kokia rūšis jau bus. Ar čia žiemą valgyt, ar čia rūdį? Jau bikėti. Šeši. Čia, kito? Aha, iki iš to. Nu, norėjau pasidžiaugti, kad dar vis tvarkingas kambarys. Aišku, lova nepaklota, bet reikia įsivesti tiesiog discipliną, manau. Va. O tvarkingas kambarys, žinai kodėl? Nes kada čia praeitą pirmadienį aptvarkėm šitą lentyną pastatėm. Tai joje paslėpta, kol mažoji nematė tiksliau, mažiukui žaidimai. O visa kita tai jau jos. Tai va, tai pirmadienį sutvarkiau pilnai ir nuo to laiko šitam kambarį žaidžiam aš su mažyliu. Todėl mes žinom, kad reikia apsitvarkyti po žaidimų. Todėl šitas kambarys ir tvarkingas. Kalbant apie discipliną, mokinu dabar, čia kadangi sode vaikščioja po lietaus, tai nekreipk dėmesio, bet žodžiu turi krepšiuką tokį mažoji. Ir mokinu, kad ne ant grindų numesti ar ant povus ar dar kažkur drabužius, kurių nebenešios po dienos, o įmesti skalbinių krepšį. Tai dar kol kas tik mokomės, čia aišku viskas, kadangi čia yra, nes sakiau, kad įdėk į skalbinių krepšiuką. Tai va, paskui viską nešu į skalbyklę ir skalbiam. Tai va, tai dabartinis mūsų mokymasis, o paskui lova kažkada bus sutvarkyta irgi. Ir čia baisiai gadinantis vaizdas. Ir parodysiu, va, tada nusipirkom 2 knygas Pegase. Kažkaip nepamačiau, bet žodžiu, mes pirkom va šitą knygą ir atėjus į kasą man sako, o jūs nenorit dar vienos knygos, nes Alma Litera perkant 2, 40% nuolaidą. Tai realiai aš, kadangi mes turėjom gavę gimtadienio dovanų, Gabija tiksliau buvo gavusi gimtadieniui dovanų, Pegaso dovanų kortelę 15 eurų. Tuo dar prieisiu, dar prie dovanų sąrašo papasakosiu. Tai būtų šita knyga kainavusi man dar likusius kažkur 11 eurų. Tai realiai mes pirkom 2 ir lygiai tiek pat sumokėjau 11 eurų. Tai tikrai apsimoka. Paprašiau, kad parodytų, ką čia galima būtų dar išsirinkti. Tai vat siūlė Mikė pūkuotuką ir dar vieną knygelę. Jau neatsimenu kokią. Bet leidau vėlgi išsirinkti pačiai, tai išsirinko Mikės pūkuotuko. Bet kol kas dar nelabai, tiksliau buvom pradėję skaityti, bet nelabai tą pasaką kol kas patiko. Ja labiau turbūt domina smurfai. Tai jau dabar galvoju 2 ar 3 vakarą skaitom. Turim tokią, ne tai taisyklę, bet žodžiu, kad skaitom 3 pasakas ir tada aš truputį pabūnu ir tada jau keliauju šuniuko vesti ir miegot pati. Va. O grįžtant dėl dovanų sąrašo, tai esu jau pasakojus kitom mamom, su kuriom susitinkam gimnastikoje mažosios. Tai žodžiu, jau ne pirmi metai aš padarau tokį dovanų sąrašą Excelį, kuriame surašau, ką būtų galima padovanoti ir nuorodas būnu įdedu ir tada šalia to, kas ką norėtų padovanoti, parašo vardą prie tos dovanos, kad nebūtų dubliavimusi. Tai va, tai buvau parašiusi ir Pegaso dovanų
čekio, kad knygelių, nu, mes mėgstam, tiksliau, ir mažoji mėgsta, ir aš mėgstu knygelis. Vat, dar visokiausių ir stengiamės, kad nebūtų kažkokių žaislų, nes žaislų tikrai pakankamai užtenka, labiau vaikams reikalingas tas tėvų dėmesys, mamos, tėčio ir atsikėlė. ne patys žaislai, o, nu, žodžiu, kad leistume laiką kartu, o aš dar tokia sakau, kolekcionuokim akimirkas, o ne daiktus. Tai va, tai dėl to stengiamės ten ir į Curiosity prašėm dovanų čeką, tai jau buvom ir į dinozaurų parką, čia kažkada greitų metų važiuosim. Nu, vat tokius, tai labai iš tikrųjų rekomenduoju visada padaryti, nes visada pakviesti svečiai, ko norės dovanų. Tai aš visada būnu jau paruošusi, iš karto nusiunčiu, sakau, tikrai neprivaloma, jeigu kažkas nori žaislą dovanoti, tegul dovanoja, aš surašau tai, kas aktualiausia mums tuo metu, tai einu pas mažylį. Taip, ruošiamės filmų vakarui. Mums reikės triškučiams ir krekeriams. Krekeriai. Ir šiandien kažkaip ir aš ir dukrytė mėgstam kitokius triškučius su pomidorais. Vyras nemėgsta, nežinau, ar kažkas kitas mėgsta, gali pakomentuoti, ar valgai ar nevalgai tokius. Na. O mažylis tai vėl matai. Mažiukai. Atsisėsti, nesnervuok. Kur jau pas mamą nori? Ai, surašu sesiai, nes kai grįš, iškart žiūrėsim. Surašiau jau, matei? Na ką, šį kartą tiek. Ačiū, kad žiūrėjai iki galo. Priminsiu, kad jeigu neprenumeruoji šio kanalo, paspausk prenumeruoti. Paspausk like po šio video. Pakomentuok, tai padės ir mums augti ir pasiekti kitus. Ką? Tai kol kas tiek, susimatysim kitą savaitę. Labas rytas.